Šiandien tokia improvizacija, bandysim vienu dubliu pakalbėti apie visas klaidas, ką galima padaryti sukant gipsokartoną ant lubų. Labai tikiu, kad šis vaizdo įrašas bus naudingas ir mes suteiksime labai daug informacijos, kaipgi vis dėlto reikia teisingai sukti gipsokartoną, nes yra labai daug įvairių variantų. Važiuojam. Pradėti nuo to dalyko, kaip sukti gipsokartoną. Vis dėlto profiliai turi eiti viena kryptimi, o pats gipsokartonas kitaip. Nes ir prieš 10 metų gaudavau tokių žinučių, kad Ruslanai pastavė ten netaip užsuktas gipsokartonas. Mes žinome apie Knauf technologiją ir siūlau šiandien dar kartą pasikalbėti vis dėlto, kaip geriau sukti. Ar tik tai Knauf mums siūlo ir pataria, va darykite taip, ir ar yra dar kitas variantas, ar mes galime sukti kitaip. Nes siūlau pradėti nuo pačios pradžios, kokią karkasą pasirinkti, vis dėlto dvigubą ar viengubą. Taip, jeigu nėra galimybės montuoti dvigubą karkasą, aišku, montuojam viengubą ir... O prieš pradedant sukti gipsokartoną iš karto kyla klausimas, kokiais skaičiais pasinaudoti, ne? Nes vienas rėkauja, ten reikia metalinių sukti, kitas sako, galim su paprastu plasmasiniu, ne? Tam ir yra specialiai suformuota tarnyba, į kurią mes visi galim paskambinti ir sužinoti tiksliai, kokius varžtus naudoti, jeigu kyla toksai klausimas. STR, ką čia reiškia? Tai statybos techniniai reglamentai. Prikabinsiu būtinai telefono numerį, jeigu kyla kažkokių tai klausimų, jūs nežinote, ką daryti, užsakovas rėkauja, kad reikia pasinaudoti, reikėjo sukti vat tokius varžtus arba štai tokius. Čia kitas dalykas. Pagal reglamentą jūs galite pasirinkti savo nuožiūrą montuoti arba šitą varžtą, arba tokį. Jeigu mes su jumis turime kažkokią tai komercinį pastatą ir ten yra labai daug reikalavimų, tai mūsų techniniam plane turi būti viskas nurodyta, net ir su kokiais varžtais sukome. Dabar grįžtam prie to, jeigu čia mes turime paprastą būtą, nuosavą namą, kotedžą arba dar kažkokią tai paprastą gyvenamą namą, galim montuoti su šiais varžtais ar su šiais. Nėra iš visų jokių reikalavimų. Čia gali nuspręsti pats meistras. Jeigu darbas padarytas, užsakovas sako, kad kodėl jūs nepanaudojat būtent tokius varžtus, paprasčiausiai nėra tokių reikalavimų. Jūsų užsakovai turėjo iš karto įspėti, kad yra norai, kad visas gipsokartono procesas būtų įvykdytas būtent ant šių metalinių kaiščių. Manau, šis klausimas išspręstas. Judėkime toliau. Tada vis dėlto profiliai, ne? Yra profiliai eina šitą kryptimį, o mums sako, kad reikia sukti gipsokartoną taip, teisingai ar ne. Nes Knauf taip ir mums pasuka. Nieko dabar nežinau, ar pati Knauf kompanija užsiema būtent montavimo visais darbais, bet paaiškinsiu savo poziciją. Nėra skirtumo iš viso, kaip sukti šitą gipsokartoną, jeigu jūs duodate garantiją. Ir dažniausiai dėl ko kyla ginčų, nes gipsokartono meistrai nori persidrausti, bando kažką tai ten daryti pagal technologiją Knauf, ne Knauf, ir dar svarbus dalykas, ateina blogas dažytojas, negali padaryti gerai apdailą, yra įtrūkimo ant lubų ir tada prasideda visa šita košė. Reikėjo daryti taip, reikėjo daryti kitaip ir visi, žodžiu, meta atsakomybę ant kito. Kad tokių dalykų nebūtų, užsakovams paprasčiausiai siūlau, užsakykite visą remontą vienoje vietoje, kad nebūtų šitų bairių, kad ten reikia taip sukti, reikia kažkaip kitaip sukti. Pagrindinis dalykas iš viso, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai galutinis rezultatas. Kad jūs galėtumėte naudotis visą konstrukciją, kad nebūtų kažkokių tai įtrūkimų, o svarbiausia, kad pats darbuotojas jums suteiktų nors 5 metų garantiją. Bet vis dėlto pasikalbėkime, kuom skiriasi šitie du variantai ir kokį variantą iš to pasirinkti. Ačiū šitam būtui, kad turime tokią galimybę pasidalinti šią informaciją su jumis, mūsų kanalo žiūrovais. Dabar šitą konstrukciją mes turim profilį eina štai taip, o taip pat ir visi lapai tą pačią kryptimį. Kodėl šis variantas blogas? Rėkauja kažkaip meistrai, o aš paaiškinsiu, kad nėra nieko blogo, viskas super. Šitose vietose mes turim viską lygiai, neturime kažkokių tai kalnų, o būtent šioje vietoje pilnai surišta gipsokartonas prisuktas prie metalinės konstrukcijos. Dar
Ir iš viso šita konstrukcija dar tvirtesnė negu siūlo mums Knauf. Šitos vietos irgi pilnai įdėtas metalinis profilis. Dėl pjovimo geriau išpjauti šios vietos. Jeigu geras dažytojas, jisai galės pasidaryti ir neišpjaunant būtent šios neoriginalios siūlės. Dabar vėl, dėl ko kyla visi ginčai? Tik tai dėl vieno dalyko, nes gipsokartono montuotojas, jisai tik tai suka gipsokartoną ir neatsako už dažymo visą procesą. Ateina dažytojas, jeigu neturi patirties arba mažai patirties, negali pasidaryti, yra kažkoks tai trūkimas arba per greitai padaro, yra labai daug įvairių niuansų ir sako, nu blogai buvo padarytas gipsokartonas ir dabar yra trūkimų. Ne, vis dėlto tai netiesa, nes aš iš tų žmonių, kuris pilnai padaro visą remontą ir mes paskui žiūrim ir susiskaiminėjom su kiekvienu užsakovu po 2, po 3 metų ir klausinėjom, ar yra kažkokių tai įtrūkusių vietų, ar yra kažkokių tai niuansų, kaip mes galėtume pagerinti savo darbą. O va taip aklai sakyti, va taip nieks nesuka, arba va taip reikia sukti. Nėra iš viso reikšmės apsiuvinėti gipsokartoną tokią technologiją arba pasiimti Knauf. Tuoj mes užeisim į kitą kambarį, ten buvo sumontuota pagal Knauf technologiją, o taip pat užsuksim į miegamąjį. Pasidalinsiu, kodėl buvo ten padaryti būtent tokie sprendimai. Irgi ne pagal Knauf technologiją. Čia Knauf technologija mums pripasakotų, kad reikia sukti gipsokartoninius profilius štai šitą kryptimį, o tada gipsokartoną štai taip, viskas atvirkščiai, kad mes, kur yra neoriginalios siūlės, galėtume pilnai sukti į tą profilį. O gerai, vat būtent čia, kodėl reikėjo padaryti būtent taip, jeigu mes paprasčiausiai turėtume keliose vietose, ne, va tos sujungimus ir per visą patalpą jų būtų labai daug. Būtent dabar, kaip jūs matėte šitą konstrukciją, toksai variantas jisai geresnis, nes mes visur turime originalias siūlės ir tų įtrūkimų bus ko mažiausiai, būtent šioje patalpoje. Ir aš galiu pasakyti, kad Knauf technologija mums sakytų, reikia štai taip, ir žmonės aklai kažkodėl tai daro, vat padaro tokių klaidų, nes Knauf taigi kažkoks tai etalonas, ne? O pagalvoti paprastai, kaip pasidaryti geriau. Vėl grįžtam prie to, žmogus meistras gali daryti kaip nori, ne? Bet tegul suteikia jums garantiją. Nors porą metų, kad jūs lubose nepamatysite įtrūkimų. Tada trupučiuką apie meistrus, ne, iš karto galiu pasakyti, kad labai prastas meistras, jisai ateina į objektą ir iš karto bando pasidaryti tokią vaizdą, kad jisai čia karalius viską žino, kodėl čia taip, reikėjo šitą, reikėjo tą. Čia, žinokit, kažkoks tai zoologijos sodas, kitaip negaliu pavadinti, nes profesionalas pasakys, kad va čia gali būti trūkimų, šitas darbas kainuoja štai tiek, čia galima padaryti štai taip ir va tiek kainuoja pinigų. O dažniausiai, ką mes matome, ateina, wow, čia neteisingai, čia tu lochas, negali pasidaryti taip, reikėjo pagal Knauf technologiją, bet pats nieko nesuteikia nei garantijos ir iš viso net negali pasakyti, kiek gatavas produktas kainuoja iš vis pinigų. O kažkokie tai skaičiai, tokie, taip sakyčiau, preliminarios. Tai vat kažkaip, va taip. Dabar kitas dalykas, jeigu mes pasižiūrėsime į Knauf technologiją, ne, mums, aišku, ten nėra kažkaip griežtai pasakyta, kad montuojam ant lubų gipsokartono lapus 260, bet dažniausiai, labai dažnas atvejis, kai meistras daro tokią pasirinkimą, kad ant lubų montuoja gipsokartono lapus 260. Tai ir paskaičiuokite, jeigu kas 40 mūsų profiliai, tai paprasčiausiai nuo kiekvieno lapo mes išmesime į šiukšliadėžę po 20 comų. Verta turbūt pačiai Knauf kompanijai, tai labai apsimoka. Ką siūlyčiau aš? Būtent ant lubų pasirinkti, jeigu jūs sukate pagal Knauf technologiją, lapus po 2 metrus, kad nebūtų atpjautų juostelių, kad nereikėtų ir jums, ne, viską surinkinėti ir nešti į sąvartyną. O taip pat kuo mažiau būtų paprasčiausiai likučių. Gipsokartono likučių.
Dabar šis kambarys čia yra darbo ir būtent čia pasirinkom sukti gipskartoną pagal Knauf technologiją. Paprasčiausiai, kad turėti akivaizdų rezultatą ir pasižiūrėti, kokie yra skirtumai. Bet dar kartą, iš karto užbėgant į priekį, galiu pasakyti, kad ir jeigu mes sukame pagal tą technologiją, kaip turime svetainę, arba pagal šią technologiją, jeigu puikiai atlikti būtent glaistymo dažymo darbai, ir čia ir ten bus labai geras rezultatas. Nėra skirtumo, kaip sukti, ar pagal tą technologiją, ar pagal šitą. Jeigu jums sako ten žmogus, čia sena technologija, ką tu darai, taip daryti negalima, čia beprotystė. Arba atvirkščiai. Kai žmogus, daleiskim, pavadinkim kaip tą seną technologiją suka gipskartoną, sako, kad Knauf technologija čia nieko verta, irgi nesąmonė, nes šiaip mes galim išgauti gerą rezultatą ir ten, ir čia. Žiūrėkime, kuom skiriasi technologijos. Taip, mes su jumis turim štai tokią konstrukciją. Čia štai taip eina mūsų profiliai. Ir kodėl Knauf technologija mums siūlo montuoti gipskartoną atvirkščiai, nes šitos neoriginalios siūlės mes puikiai viską galim prisukti ir tom pasibaigia. O sakyti, kad šita technologija geresnė, tai šiandien kažkokia tai apgaulė. Atvirkščiai, galima sakyti, kad ne geresnė, nes šitose vietose mūsų gipskartonas vaikšto. Ir tik dėl armavimo ir gero glaistymo su Uniflotu mes išgaunam gana tvirtą konstrukciją, bet šiaip šita konstrukcija yra silpnesnė. Ir dar vienas dalykas, kuris dažniausiai mane erzina, tai normaliai išeina tos neoriginalios siūlės, būna, kad viskas gerai, viskas lygiai, mes pridiname gulščiuką ir viskas čikiai. Bet būna tokių variantų, daleiskim ir šitą siūlė, sukant pagal Knauf technologiją, mes turime kalną. Aišku, reikia dar pasižiūrėti, kaip sukti, gal pradėti vis dėlto kažkaip nuo vidurio viso lapo ir tada mes prisukime kraštus. Turbūt reikia dar pasitikslinti, gal ir nebus to kalno. Nes jeigu meistras pradeda būtent nuo neoriginalios vietos sukti gipskartoną, gal paprasčiausiai tada ir atsiranda tokie kalnai. Aš siūlau grįžti vėl prie originalių siūlių ir Knauf technologijos. Tiesiai šviesiai rodau ir pasižiūrėkite savo objektuose, turėsite tą pačią problemą. Jeigu žinote jos sprendimą, būtinai mums parašykite. Tai pasižiūrėkim. Yra, aišku, nedaug, labai nedaug, čia apie 1 mm, bet yra niuansas. Daleiskim pagal tą technologiją, kur eina gipskartonas štai taip, mūsų profiliai irgi tą pačią kryptimį, tokio dalyko nėra. Pasižiūrėkime. Mes su jumis dabar pasižiūrėsim, kaip čia, ar yra tas niuansas ar ne, nes šiandien mes su jumis kalbame grinai, kokį variantą pasirinkti sukti. Čia, žiūrėkit, nėra iš viso nieko. Ir atvirkščiai mes čia turim labai mažiuką tarpelį, kad galėtume įdėti armavimo tinklą. Jokių problemų. Viskas puikiai. Čia tas pats ir šitoj vietoj. Iš viso nėra jokių niuansų. Pasižiūrėkit, viskas tiksliai. Iš viso viskas lygiai. Tai dabar tikrai tos informacijos užteks, kad tuštai nekalbėti, šitą technologiją ar tą, kiekviena technologija turės savo kažkokių tai niuansų, nes šitam pasaulyje nėra nieko tobulo. Jeigu jūs nenorite, kad jūsų lubose būtų įtrūkimas, pasirinkite paprasčiausiai įtempiamos lubos, bet ten yra irgi savų niuansų. Minusų, žinokite, nieko nebūna. Tai pabrėžkim būtent Knauf technologiją ar dar kažkokią tai kitą technologiją. Gal yra dar kažkokių tai technologijų, gali pasidalinti, bet man atrodo šitam objekte pilnai apžvelgėm visas technologijas ir pakalbėjome apie minusus ir pliusus. Tai reziumė, nėra tokio įstatymo, ar sukti gipskartoną pagal Knauf technologiją, ar vis dėlto sukti pagal šitą technologiją kaip čia. Jeigu meistras geras, nes ir šiuo metu aš gavau laišką, žmogus rašo, kur yra originalios siūlės,
paprasčiausiai yra įtrūkimas. Galite ir pasiskaityti komentarus, nes visai neseniai buvo laivas, mes kalbėjome, žmogus parašė, atsiuntė nuotraukas, gal prikabinsiu čia, originalios siūlės ir yra įtrūkimų. Viskas priklauso nuo meistrų ir, aišku, su kokiom medžiagom jie dirba. Jūs žiūrėkite ne tik tai iš vieno šono, ne, kad, reikia nusipirkti brangiausio segmento visos medžiagos ir tom problemos pasibaigs. Ne, čia irgi ir turi kompetitingai būti atliktas darbas, nes ir su auksiniam medžiagom mes galim turėti paprasčiausiai problemų. Tai paprastas pavyzdys, jeigu daleiskim yra perimetrinis profilis, mes nedasuksim vieną varžtą, ne? Ir tasai perimetrinis profilis paprasčiausiai vaikščios. Tai vat vienas toksai dalykas. Nežiūrite tai, kad jeigu jūs pasinaudosite varžtais iš Knauf, prie metalo konstrukcijos, daleiskim, nėra pastiprinimo, ne? Yra profiliai KAS 40, o tarp jų irgi reikia pasidaryti pastiprinimą, kur yra neoriginalios siūlės. Bet, žinokite, su gipskartonu viskas gerai, jeigu mes sukame ant metalinio karkaso. Tai čia, žinokite, iš viso mes kaip ir apdrausti pilnai. Kitas dalykas, jeigu sukti ant medinio karkaso, nes jūs to tikrai pradėsite žvengti, ką Ruslanas čia pasakoja. Ant medinio karkaso iš viso negalima sukti ir bus įtrūkimų. Ne, žinokite, jeigu jūs geras apdailinkas, geras meistras, ne tik tai galite dirbti su voliuku, ne, galima pasidaryti tokios konstrukcijos ir dabar vienas objektas padarytas, mes jį stebėsime ir su laiku pasidalinsime. Jau praėjo 8 mėnesiai ir net jau čia galiu pasakyti, kad jau gana geras rezultatas, kur yra paprasčiausiai mediena, ant medienos susuktas gipskartonas ir kad ten mes galime išvengti įtrūkimų. Tai turbūt jau gaunasi bla apie šitą gipskartoną, bet apie svarbiausius dalykus tikrai pasikalbėjome. Reikia sukti perimetrinio profilio ar ne, šitame objekte mes nesukam. Bet vis dėlto reikia pasižiūrėti, kai kurie momentai, daleiskim, prie virtuvės yra kur susukta. Jeigu mes norim sustiprinti, ta prasme susirišti konstrukcijose, ne, kad ir lubos būtų prie kažko tai pririštos, kad iš viso nebūtų savaime viso vaikščiojimo proceso, tai reikia į tą dalyką apžvelgti. Geriau aš jums siūlau atkreipti savo dėmesį, kur yra, daleiskim, sienos pabaigimas ir yra dažniausiai meistrai toj vietoje padaro sujungimą. Negalima daryti, šiai dienai pasižiūrėkime, kaip atrodo būtent tokios vietos pas mus. Aš dabar kalbu būtent apie šios vietos, kur yra čia. Dažniausiai meistrai iš karto padaro pjovimą, nes tai paprasčiau. Tada šitą lapą deda iki šitos vietos, nes montavimo procesas jisai prastesnis. Bet taip daryti negalima. Būtinai turi būti geras surišimas, nes ir čia pasižiūrėkit, kaip padarytas šitas gipso lapas štai toksai, jisai mažesnis, ne, atpjauta 45 comai. Kam tai buvo reikalinga? Nes dabar eina šitas lapas pilnai cėlas, ne, ir čia mes irgi mes turime gerą surišimą. Čia bus beveik, sakyčiau, 35 comai. Labai nemažai ir šioje vietoje niekada nebus užlaužimo. Tai va, tokie dalykai yra labai svarbus, turėkite omeny, nepasidarykite klaidų. Ir vėl aš jau nenoriu kalbėti, kad pilnai neoriginalios siūlės negali būti vienoje vietoje. Ne? Mes ir kalbėjome praeitose vaizdo įrašuose, daleiskim, jeigu pradėjome lapus 2 metrus sukti štai taip, tada vėl nuo sienos štai taip, ir pas mus viena tokia cėla linija. Toj vietoje yra užlaužimas, ne? Ir iš karto įtrūkimą matysite visose savo lubose. Va, turbūt šiandien tiek informacijos reikia kažkaip gal pabrėžti ir pabaiginėjim. Varžtus, metalinius skaiščius naudoti ar ne. Jeigu noras yra, naudokite. Jeigu nėra noro, nenaudokite. Niekas jums nedraudžia ir niekas nesakys pagal įstatymus ar pagal STR reikalavimus, kaip norite, taip ir darykit. Jeigu yra kažkoks tai būtinas reikalavimas, jūs darote parduotuvę, bet vėl turbūt kažkokia tai ofiso parduotuvė darys kompanija ir jūs tikrai žinosite, kokius varžtus jums reikia sukti.
Jeigu turite būtą, nuosavą namą, kotedžą ir taip toliau, jokių reikalavimų čia nėra ir pasirinkimą galite drąsiai imti į savo rankas. Tada kaipgi sukti gipskartoną vis dėlto profilį taip arba kažkaip pagal Knauf technologiją ar pagal ne Knauf technologiją, jūsų teisė rinktis. Šiandien buvo du būdai. Pagal Knauf technologiją mes matom, kad yra minusų, kad yra silpnos vietos. Pagal šitą aukštos klasės technologiją jokių problemų iš viso neturėsite, nes viskas pilnai surišta, visur metalinės karkasas ir beveik galėčiau pasakyti, kad nėra iš viso minusų. Šita technologija yra idealiausia ir puikiausia. Ten vėl klausytis, kur yra žmonių, kur yra kažkokios tai nišos, yra atskiras vaizdo įrašas, ta prasme, ne taip, kad atskiras yra papildomai, mes apie tai pakalbėjome, aš jį prikabinsiu štai čia, kad dar nepasakoti. Ten buvo apie nišos, yra tas sujungimas, kažkokie tai patarimai, kad nereikia montuoti nei kampų, nieko, tik tai su stiklo audinio praeinam ir neturėsite įtrūkimų. Žinokite, visi tie malonumai ir pasibaigs su laiku, kad turėsite labai daug įtrūkimų ir nuo jų beveik neįmanoma pabėgti. Tada neoriginalios siūlės pjauti ar ne, vėl, jeigu geras meistras sugeba pasidaryti apdailą taip, kad netrūkinėtų, galima nepjauti. Mes padarėme jau keletą objektų ir tiksliai žinome, kad galima nepjauti, bet reikia teisingai armuoti. Jeigu yra abejonių ar iš viso norit kažką tai patestuoti, šiame objekte grinai mes tikrai pjaunam visos siūlės, gruntuojam ir dar klijuosim su klijais. Nuvažiuosime į ProColor, yra specialių klijų, viską suklijuosime, o tada ant viršaus jau armuosime. Kam tai reikia, žinokit, nieko kaip ir nereikia. Norėčiau sužinoti, ar vis dėlto tie klijai laikys, ar nebus įtrūkimų, kad dar pagerinti savo darbų kokybę ir paskui, nes kai man sako, kad ten, jeigu klijus įdėsiu, bus įtrūkimų, viską pamatysiu, žinokit, viską žinosiu. Ir mes nesiruošiame sėdėti vienoj vietoje. Ta prasme, jeigu yra iš 10 būdų, kurie, daleiskim, 8 variantai labai puikiai veikia, galutinis mūsų rezultatas gaunasi superinis, tokio, kokio reikalauja mūsų užsakovai, iš viso be problemų. Nes ir vėl sugrįžtame prie to, kad nėra skirtumo, kaip jūs suksite gipskartoną, svarbiausia, duokite garantiją. Jeigu jūs neduodate, tai net ir tos technologijos jūsų nesulaikys nuo to, kad jūsų objektuose visur bus įtrūkimai. Originalios siūlės, neoriginalios. Jeigu nesuprantate, ką darote, tai visada bus priežasčių pasišiukšlinti savo komentarais. Šiandien dar norėčiau pakalbėti apie tai, kad kai darom objektą, darom šitą pagrindinį darbą, nepamirštame viską tvarkytis. Nes dažniausiai matau, kad svarbiausia kažką tai daro, o į patalpą neįmanoma iš viso užeiti, nes darbas daromas kuo greičiau, net ir į tą tvarką nieks nežiūri. Būtinai pasitvarkykite. Šiandien tokie linkėjimai tiems žmonėms, kurie dirba savo rankom. Jūs ruošitės remontuoti savo būstą, mes jūsų paslaugoms. Galime suremontuoti 1 kambario, 2, 3 būtą arba tą patį nuosavą namą, o taip pat ir kotedžą. Kokius darbus galime atlikti? Pradedant nuo gipso kartono, visi dažymo darbai, plytelių klijavimas, grindų montavimas ir iki galutinio jūsų būsto įrengimo. Kaip su mumis susisiekti ir kaip iš viso pradėti bendrauti? Labai paprastas būdas, atsiųskite mums užklausą į elektroninį paštą arba į WhatsApp, kaip jums būtų patogiau. Patys žiūrėkite, patys mąstykite, aprašykite, kokį būstą jūs turite, 1 kambario, 2, 3 būtą, nuosavą namą arba tą patį kotedžą, kokius darbus reikia atlikti ir mes su jumis susisieksime. Tolimesni veiksmai bus techninio plano ir dizaino projekto parengimas ir sąmatos paskaičiavimas. Pasirašome sutartį, rezervuojam laiką ir pradedame dirbti. Dar kartą ekrano apačioje jūs matysite elektroninį paštą, o taip pat telefono numerį. Laukime jūsų užklausų. Labai toksai turiningas vaizdo įrašas gavosi, labai įsitikinęs, kad jums padės mano patarimai. Jeigu nebuvo kažkokių tai gerų patarimų, galite pisti man porą dislaiko, ne? Jeigu dėsite, tai iš karto porą kartų. O taip
Aišku, labai malonu, kai mes gaunam laikus, kažkokius tai gerus komentarus, arba kai žmonės komentuoja konstruktyviai. Žinokite, yra labai daug specialistų, jie net nerašo komentarus, o iš karto į elektroninį paštą arba ir per WhatsApp pradeda kalbėti, ir net ir mes drauge su jais mokomės ir judame tik į priekį. Gerų lubų, be įtraukimo, kad darbas būtų puikus, idealus. Jeigu dar turėsite kažkokių tai klausimų, turbūt tikrai bus, rašykite, mes su laiku būtinai į jas atsakysime. Šiandien, kaip visada, dar kartą, aš kažkaip šiandien negaliu užbaigti šį vaizdo įrašą, nes iš pačio ryto tai iš viso buvo kažkoks tai bumas, aš net nežinojau nuo ko pradėti, diena nebuvo surašyta ir va taip prasidėjo ir čia, ir ten, ir dar mes norėjome būtent pasikalbėti apie lubas. Tai taip ir užbaigiam. Kad netrūkinėtų jūsų lubos, kad rezultatas būtų idealus, pasirinkite patys technologiją, kokią jūs norite, ir labai tikiu, kad užsakovai gaus būtent tokį rezultatą, kokį patys ir nori. Bet rezultatas turbūt nėra svarbiausias. Žodžiu, laimės, sveikatos, nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso sėkmės, iki.